Visi sveiki, su jumi vėl aš Šarūnas Gudunskas, jūs pas mano persikų svečiuose. Persikai mano išliaužė geras orelis toksai, kaip sakyt, žiema superinė. Prasidėjo, geras oras, sausa, smagu, labai net smagu. Užbaigiam rudenį jau, dabar pradėjom žiemą, labai šauniai dienelė buvo. Atvažiavo draugų, atsigėrėm kavos, paplepėjom, pakalbėjom, smagiai praleidom rytą. Dabar su arbatėlė dar smagiau praleisim likusią dieną, pasėdėsim, relaksuosim, eisim paruošim būdą perėjimui. Reik pasitvarkyt, pasivalyt, pasiruošti. Paukščius ruošiam. Po truputį, tai taip, kad turėsim ir juodo darbo, nu ir smagaus. Arbata persikai ant žemės. Vakar maudėmės. Šiandien kažkaip nežiūri į prūdą. Gal dar vienas kitas įmerks kojas. Dar dabar liko prasigirdyti nuo salmonelos ir šitą mėnesį dar susiskiepinu. Ir po naujų metų žiūrėsim, kažką tai dėliosim. Bakinsus į poras. Turiu užauginti jaunimo. Vyrams susiprašė, nori pabandyti senus mano bakinsus, korpusinius turi. Tai va, o persimonai laukiam, kada išlys patinai. Iš tokios krūvos kažkaip nematau daug patinų. Žmonės laukia, aš irgi laukiu. Bet patinų nesimato. Kažkaip nesinori galvot, kad čia vien tik tai patelės, bet aš manau, kad jų čia bus daug. Žinoma, patelės nemaišo labai gerai. Kuo daugiau moterų, to smagiau. Aplankėm šiandien Algutį, važiavom pro šalį iš Turgaus. Iš Turgaus žiūrim, Algutis išleidęs traibą. Sustojom, paplepėjom, grįžom namo, atsigėrėm kavos, išleidom savo krepsinčius. Sėdim ilsimės. Orelis toks nei vėjuko. Dabar būtų gražiai pakelt bakinsus, geras oras toksai. Viršui gal vėjo biški. Gražiai įsibarstę skraidytų.
Bet ne ką blogiau ir trepsėlių kokie. Biški pasivabinsim arčiau čia jos. Ateikit čia. Tipo švarus. Bijom įsiterlioti, ne? Nelabai alkanikiai. Girdžiau vaistus. Girdau dabar vitaminus duodu. Labai sočiai pales, kad daugiau gertų. Kad išgertų tą vadinamą normą. Kad būtų kažkuris, paskui nebūtų nedageręs reikalingo kiekio vaistų ar vitaminų, tai nelabai reaguoja taip smarkiai į lesalą. Nieko, šventė baigsis. Šventė baigsis ir atsistatys visi į savo vėžes. Labai greit bėgs iš paskos. Toks oras irgi jiems patinka. Sausa, gražu. Kas pamanytų, gruodžio 1. Gruodžio 1 sėdim žalia žolė. Ir persikai ant žolės. Šiaip jau būtų šaltis, būtų prišalę prie žemės su savo čampokais tais. Tai va, taip kad sėdim, kaifuojam. Ilsimės. Prie sunkų purviną darbą. Ne, purvo nėra, ten tai reikia suvyniot popierius. Surinkti lizdus, tos vienkartinius. Ir biškį pasivalyt grindis, tai ten. Gal kibiriuką šiukšlių susirinks, o taip tai balandinė neužteršta. Ir kažkada tai susijėmus reikėtų dar pas persus dabar įsivalyti, o jauniklių neaugina. Reik grotas įsiimti. Bet čia tikriausiai jau po darbo kokį vakarėlį. Pavargsim. Truputį ir bus labai švaru viskas. Persų be gilaus pavasario vis tiek neporisiu. Nors ir, kaip sakyt, porint nėra ko, čia yra jau ant žolės vaikščiot. Jeigu čia patelės, tai čia jų daug yra. Grožėtis užteks ir kitais metais visą krūvą. Tai va, taip kad nelabai turim poreikio. Bet reikės patinų, tai teks vis tiek kokį lizdą ištraukti. Palauksim šilumos, jau bus jie pasiruošę perėt ir biškį leisim. Partiją kokią vieną išperėt. Tai va, tokie planai. Žmogus planuoja, Dievas juokiasi. Nu kągi, berniukai, jums gero poilsio prieš darbą. Geros sveikatos, nesirkit ir iki.